Ar pavyzdžiui žinojot, man įdomu, ar žinojot, kad biurokratija Briuselyje, kad visa ta milžiniška valstybės tarnautojų valdininkija nemoka mokesčių? Ar jūs tai žinojot? Jie nemoka mokesčių, jie nemoka pajamų mokesčių, jų algos atlaisvintos nuo mokesčių. Ir dėl tos priežasties jie labiau balsuoja už centralizmą, statizmą, didelius mokesčius ir išlaidas, nes pačių jų tai nepaliečia. Tai yra esminis dalykas, kurį paminėjot. Jie to nepajaučia. Tai esminis dalykas, kurį paminėjot. Čia esminis dalykas. Mūsų kongresas čia irgi atleidžia save nuo daugelio mokesčių bei baudų mokėjimų. Čia yra įstatymas, pagal kurį jie privalo mokėti mokesčius, bet buvo išsiaiškinta, kad virš 50% kongresmenų nemoka mokesčių. Vis tik sugrįžkime prie šio klausimo, kadangi aš to dar nežinojau. Na, aš žinojau, kad tokie dalykai vyko daugelio komunistinių šalių. Jie patys save atleidžia nuo savo mokesčių. Tai yra aukščiausias tironijos laipsnis, kuomet tai kaip gyvulių fermoje, 4 kojos gerai, 2 kojos geriau. Turiu omeny, tai neįtikėtina. Pakartokite tai dar kartą. Aš noriu pasitikslinti, ką jūs pasakėt. Čia yra taip vadinamas tarptautinis mokestis, kuris yra taikomas biurokratams, kuris yra labai simboliškas tik dėl akių, vos 10%. O tuo tarpu visi kiti Europai, skaitant mane, tarp kitko, nors ir esu europarlamentaras, vis tiek moku Britų mokesčius, tai yra 45% nuo mano pajamų. Bet ta esama biurokratija, kuri kūrė įstatymus, štai šitie žmonės, kurie kūrė įstatymus, patys mokesčių nemoka, skirtingai neeiliniai žmonės. Jie moka labai simbolinius mokesčius. Jie taipogi nemoka pridėtinės vertės mokesčių. Taigi, jie vairuoja didelius Range Roverius. Jie perka naujutėlius Range Roverius ar Mercedesus ar BMW ir nemoka PVM. Dabar PVM automobiliams sudaro 20%. Taigi, įsivaizduokit, kad jums parduoda naujutėlaitį automobilį automatiškai su 20% nuolaida. Tai yra tiesiog kaip sovietinė sistema, tiesiog kaip politbiuras. Neįtikėtina. Taip, visi laukia dešros eilėje, bet pati komunistų valdžia turi po 2-3 kotedžus bei lenktyninius žirgus. Taigi jie yra išimtis. Jie yra super klasė, kuri savo suteikia imunitetą nuo mokesčių tiesiog taip, kaip Interpolas ir jungtinės tautos, kurios gali sukiotis po visą pasaulį ir daryti kokius nori nusikaltimus, suteikiant savo diplomatinę neliečiamybę. Tai yra internacionalistų superklasė, apie kurią savo knygose kalba Rotkopfas, savo knygoje Superklasė, mūsų paskutinė dalis su nuostabiu svečiu ES parlamento nariu. Hillary Clinton Saul Alinsky disertacija, kuri buvo užslaptinta, dabar buvo pilnai paviešinta. Mes ją skaitėm pertraukos metu. Tai yra absoliutus komunizmas. Kokiagi ji komunistė? O Dieve, padėk mums. Turiu omeny, kaipgi taip nutiko. Žmonės, komunistai žudė 3, 4, 5 kartus daugiau nei Hitleris, remiantis skirtingais šaltiniais. Nėra nieko baisiau už komunizmą. Šitie yra tiesiog purvini vagys. Jiems nerūpi vargšai. Ir jie tą žino. Klausykit, turėjau taipogi neįtikėtiną pokalbį su ES parlamento nariu Godfrey Bloomu. Aš nežinojau, kad jie yra išimtis iš mokesčių. Pertraukos metu aš panaršiau per Google ir radau tą patį oficialioj spaudoj. Jis man pasakė, kad ES biurokratai, kad eilinis Britas to net nežino. Ir tada jis papasakojo plačiau ir paaiškino. Tęskite, serė. Na, jie nemoka jokių mokesčių, išskyrus standartinį bazinį mokesčio dydį, kuris yra minimalus dydis, sudarantis kažkur apie 10%. Tai yra simbolinis dydis. Jie nemoka jokių pardavimo mokesčių, kaip jūs juos ten pas save vadinate, kuomet perkate naują automobilį, kur sudaro 20%. Taigi naujas Mercedesas jiems kainuos 20% pigiau nei bet kam kitam. Jie visuomet balsuoja už vyriausybės didinimą, balsuoja už mokesčių kelimą ir tuo pat metu patys nieko neprisideda. Na, mūsų šalies teigėjai netgi stoja į karą dėl apmokestinimo be atstovavimo. Jūs jau tą turite, nes jie nebuvo išrinkti. Bet tai yra net blogiau. Jie atvirai sako, daryk kaip liepiu, kai pats nedarau. Turiu omeny, tai yra tironija. Čia yra peržengtos visos ribos. Įdomiai buvote pasakę prieš tai apie rytų europiečius. Ten kalbėjote apie prisidėjusiosius prie komunistinio režimo, bet kalbant apie paprastus žmonės, paprasti dirbantys žmonės, kaip pavyzdžiui Lenkijoje ar Čekijos Respublikoje, jie staiga pradeda suprasti, į ką jie įžengė. Ir tai buvo Čekijos prezidentas Klausas, kuris savo kadencijos baigimoji kalboje parlamente pasakė, aš viską apie tai žinau. Aš sovietų režimo metu buvau pasodintas į kalėjimą. Ką mes matome, tai sovietinis režimas. Europos Sąjunga modeliuojama visiškai pagal sovietinės sistemos pavyzdį. Tai nemodeliuojama pagal Jungtinės valstijas. Žmonėms vakarų Europoje buvo pasakyta, kad Europos Sąjunga yra kuriama pagal Jungtinių valstijų modelį.
Bet iš tiesų nieko panašaus. Tai Sovietų sąjunga. Ir visi tie dalykai, apie kuriuos kalbėjome, tik įrodo, kad taip ir yra. Ir tie, kas nesigilino į šio parlamento sukūrimą ir biurokratiją, žinokit, kad tai iš tikrųjų yra sureguliuota kaip politbiuras. Tai iš tikrųjų yra pasiruošimas daryti, ką nori ir kada nori. Ir tai iš tiesų diktatoriška. Ir dabar jie sako, kad jie turi ES arešto orderius ir Obama pakeitė Interpolo susitarimą, kuris dabar jiems leis daryti, ką nori, bet kurioje Jungtinių valstijų vietoje. Europinis arešto orderis, jei kas nors, tarkim, Austrijoje pasakys, kad jiems nepatinka čigonai, ir tai traktuojama kaip ksenofobija pagal Austrijos įstatymus, jie gali tave suimti, kai eini namo turėdami Europinį arešto orderį. Jiems nereikia teisėjo orderio, jiems nereikia turėti pirminio faktų įrodymus. Nėra nekaltumo prezumpcijos koncepcijos, taigi jie gali tave suimti. Užsienietis tave gali suimti. Jie gali suimti tave Austrijoje ir pasodinti į kalėjimą be jokių kaltinimų, kuriam nori laikui. Ir tas nutiko Anglui vos prieš 3 mėnesius. Ir žmonės sako, kaip tas iš viso galėjo nutikti. Ir tai nutinka, kadangi niekas apie tai nežino. Tai yra tikslinga dezinformacija ir didžioji jos dalis ateina per BBC, per mūsų pačių žinių tarnybą, kuri turėjo tokią gerą reputaciją karo ir pokario metais, bet šiuo metu jie yra perimta tų žmonių. Ir aišku, žmonės dabar nežino. Kaip sakė Stalinas, žinojimas yra jėga. Ir jei žmonės neturi žinojimo ir neras jo laikraščiuose ir neras per BBC, jie turi padirbėti, kad įgytų žinias. Tai nėra neįmanoma, bet reikia įdėti pastangas. Tai ekonomistas, tai Europos Sąjungos parlamento narys, tai buvo Godfrey'us Blumas. Tikimės pakalbėti su jumis ateityje, serija. Tęskite kovą prieš tironiją. Malonu.